prašau į vietas. Pradėsim sekančią konferencijos dalį. Ši konferencijos dalis – pasipriešinimas ir jo slopinimas. Be abejonės, mes puikiai suprantam, kad požiūris į pasipriešinimą totalitariniams režimams vienose valstybėse, tokiose kaip Lietuva, yra suprantamas ir įvertinamas. Kitose valstybėse, nebūtinai rytuose, bet ir vakaruose, yra ne visada suvokiamas ir ne visada žinomas. Pirmiausia, ko gero, mažiau žinomas reiškinys. Tai, kas dėjosi rytų Europos šalyse, kaip žmonės, atskiri visuomenės sluoksniai, atskirų profesijų atstovai mėgino priešintis totalitariniai prievartai ir kontroliai. Todėl man malonu pradėti šią dalį ir pristatyti jums pranešėjus. Pirmąjį pranešimą – disidentai jų persekiojimas, jaunimo pasipriešimas. Skaitys daktaras docentas Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto. Prašau. Gerbiami susirinkusieji, gerbiama auditorija, iš tikrųjų pradėti po kavos pertraukos kalbėti yra sunku, nes gyvena kavos gerimo įspūdžiais, o aš jau norėčiau, kad gyventumėte jaunimo pasipriešinimo Lietuvoje tyrinėjimais. Taigi, jeigu pradėti nuo gražių tezių, tai 1976 metais būsimosios Lietuvos laisvės lygos nariai pradės leisti laikraštį pavadintą Laisvės šaukliu. Ir juose bus gana įdomų žodžiai. Laisvų žmonių yra ne tik šiandienėme demokratiniame pasaulyje, saugome demokratinių tradicijų, bet yra ir ten, kur bet koks laisvės troškinimas yra naikinamas švinu, kalėjimais, psichiatrinėmis priemonėmis. Kiekviena tauta, kovojanti su pavergimu, laisva, nors jos teritorija ir yra okupuota. Praradusi išorinę laisvę, ji išsaugoja vidinę dvasinę laisvę. Taigi šitie žodžiai man yra reikšmingi jau vien todėl, kad iš esmės tai turbūt buvo moto, nuo ko ir prasidėjo Lietuvos jaunimo pasipriešinimo judėjimas. Taigi, pirmoji eilė turi būti dvasinė laisvė, kad žmogus ateitų į pasipriešinimą. 20-ojo amžiaus viduryje Lietuvą sukrėtė daugybė sunkumų, tai ir okupacijos, tremtys, naikinimai, represijos. Na ir turbūt pirmi, kurie kartu su ginkluotu pasipriešinimu ėmė bręsti Lietuvoje, tai ir neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas. Tarkim, 1945 metais Lietuva susidarė Lietuvai išlaisvinti komitetas. Jis planavo sušaukti savo steigiamąjį suvažiavimą, priimti memorandumą ir šitame memorandume parašyti, kad Lietuva nenori būti Sovietų Sąjungos sudėtyje, kad ji yra okupuota ir šitą memorandumą nusprendė siųsti į Paryžių, kur tuo metu posėdžiavo 4 šalių laimėjusių Antrąjį pasaulinį karą užsienio reikalų ministrai. Ir mintis buvo tokia: memorandumas turi būti priimtas domėn, kad vakarai žinotų, Lietuva nenori būti Sovietų Sąjungoje. Na, kitas dalykas, kad vienu metu neginkluotas pasipriešinimas sunkiai galėjo susiklostyti dar ir todėl, kad kilo partizanų judėjimas. Ir daliai tų, kurie buvo neginkluotam pasipriešinime, jų veikla atrodė pernelyg menka, kada kiti kovojo su ginklu. Tačiau šiaip ar taip turbūt reikėtų pasakyti, kad
Lietuvių tauta iš esmės bandė visuotinai priešintis tam sovietiniam režimui, kuris buvo indoktrinuojamas Lietuvoje. Tarkim, kaip kad vienas iš tokių įdomesnių atvejų, tai 1945 metais buvo bandyta surinkti parašus po laišku padėka Stalinui, 5 metų proga nuo 40 metų. Buvo surinkta apie 60% parašų, laiškas įteiktas nebuvo. Tie, kurie rinko, susidūrė su paprasta problema. Ar tai reiškia, jog 40% tautos, lietuvių tautos, nemyli Stalino, nedėkoja jam? Iš esmės tai buvo neįmanoma. Faktiškai, to rodo, pabrėžiu, kad tauta priešinosi tomis priemonėmis, kurios jai buvo prieinamos, kurios buvo galimos. Tarkim, visuotinai plito pajuoka ir anekdotai apie sovietinį režimą, sovietinio gyvenimo būdo pasityčiamai ir panašiai ir taip toliau. Kitas dalykas, kad gyventojai nepriiminėjo ir tų komunistinių ar prokomunistinių organizacijų, kurios taip pat buvo kūriamos. Vėlgi tik tai vienas pavyzdys. 1946 metais Kauno universitete buvo 7 komjaunuoliai. Universitete, kuriam 1500 studentų. Faktiškai, tai pabrėžiu, jaunimas neėjo į tas struktūras, kurios buvo bandytos kurti sovietinių režimų. Esmė turbūt tame, kad baigiantis ginkluotam pasipriešinimui, jam silpnėjant, formavosi naujoje kartoje supratimas, kad tos ginkluotos pasipriešinimo formos jau nedavė rezultatų ir kad būtina ieškoti naujų formų. Nesipriešinti negalėjo, ginkluoti jau nebuvo įmanoma dėl, sakytume, išsiekimo šitos kovos. Ir tada ėmė formuotis tai, ką mes vadintume neginkluotų pasipriešinimu. Ir dabar jau istoriografijai pamažu kyla mintis, ar Lietuvoje neginkluotas pasipriešinimas, ar tai, kas buvo sakoma, disidentinis judėjimas. Disidentinis, jeigu taip jau supaprastinus, tai kitaminčiai. Disidentai, tarkim, buvę Maskvoje, buvę Sovietų sąjungoje, teigia, kad galima socializmą tobulinti, kad galima kurti socializmą su žmogiškoju veidu, humanišką socializmą. Jie iš esmės to tikėjo iki 1968 metų, iki Prahos pavasario. Iš esmės jų veikla buvo nukreipta keliomis kryptimis. Tarkim, reikalavo, kad režimas laikytųsi konstitucijos, laikytųsi įstatymų. Reikalavo, kad būtų laikomasi, pripažįstama ir laikomasi žmogaus teisių. Tai yra tikinčiųjų teisių, tautinių mažumų teisių. Taip pat jie, tarkim, siūlė, jog būtina kelti tos pažeidimus, kurie yra daromi sovietinėse teismuose. Vėlgi, demaskuoti tai, kas buvo negera. Na ir galų gale itin jie reikalavo, jog nebūtų naudojamos, tarkim, nehumaniškos prievartos formos, tokios kaip, kad sveikų žmonių uždarimas į psichiatrijos ligoninės. Kitais žodžiais tariant, tai buvo siekimas tobulinti socializmą, bet ne jo atmetimas, ne jo pasmerkimas. Ir tada klausimas, ar Lietuvoje šita kryptis buvo pagrindinė ar ne? Iš esmės visos šitos kryptis Lietuvoje taip pat buvo. Tačiau Lietuvoje pagrindinis dalykas, ką kėlė visi kovoja su sovietiniu režimu, tai buvo ne socializmo tobulinimas. Niekas nemanė, kad reikia jį tobulinti ar kad jį galima ištobulinti. Visi sakė, jį reikia atmesti. Na, turbūt toks lakoniškiausia mintis, kuri buvo suformuota, tai maždaug tokia, kad mes turime grįžti į 1940 metus, o po to galbūt bus ir socializmas, bet mes patys nuspręsime, kokią santvarką norime turėti. Kitai žodžiais tariant, nepriklausomybė ir buvo pagrindinis moto viso šito neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo ir todėl Lietuvoje, tarkim, tegu ir buvo disidentizmo apraiškų, bet ne jos buvo pagrindinis. Pagrindinis nepriklausoma Lietuva. Na ir, sakytume, viena iš tokių pirmųjų organizacijų, jaunimo pirmųjų organizacijų, kurie ėmė kurtis pereinamajame laikotarpyje nuo ginkluoto prie neginkluoto, tai 1950 metais Ariogaloje iš Ariogalos gimnazijos mokinių, bei tik tai vaikinų, susidariusi organizacija pasivadinusi Vieningoji darbo sąjunga. Jie suformavo tą
tezę, kuri iš esmės išliks visų kitų jaunimo organizacijų veikloje. Na, cituoju, išlaisvinti tėvynę nuo bolševikų okupacijos, atkurti nepriklausomą valstybę su demokratinė santvarka. Trumpai aiškiai nusakyti, kokie tie tikslai bus. Na, tikslas aiškus, bet niekiek nemažiau turbūt įdomus yra ir uždaviniai, kuriuos jie formulavo. Na, tarkim, vienas iš tų tikslų - rinkti antisovietinę tautosaką, anekdotus, dainas, priežodžius. Tai yra visa tai bloga, ką jis sakė, ką sovietinis režimas padarė tautai ir ekonomikai. Toliau priešintis dvasiniam genocidui. Toliau rinkti, ruošti nepriklausomos Lietuvos raidos programą. Tai yra turėti apmatus, kaip ta nepriklausoma Lietuva klostysis. Na, 52 metais iš esmės jie visi buvo suimti, dar tuo metu režimas jiems atseikė po 25 metus. Tai yra visą įmanomą bausmės dydį ir skyrė. Taigi nuo jų prasidės tas jaunimo pasipriešinimo antisovietinis judėjimas Lietuvoje. Na ir 60 metais jis bene vienas iš tokių stipresnių. Tarkim, per 60-metį Lietuvoje susidarė apie 100 jaunimo pasipriešinimo organizacijų. Jeigu žiūrėti per visą laikotarpį nuo 1940 iki 1988 metų, Lietuvoje bent jau saugumas buvo iššifravęs ir susekęs 450 jaunimo grupių. Juose buvo apie 3,5 tūkstančių narių. Vadinasi, tai aktyviausia jaunimo dalis. Ir žiūrint į šitą aspektą, maždaug formuluojasi koks vaizdas. Iš viso Lietuvos jaunimo pamažu smailėja kaip kad piramidė ir susiformuoja piramidės gale tie patys aktyviausi, kurie jungiasi į įvairias grupės bei negali nesipriešinti sovietiniam režimui. Na, kas turbūt dar iš tokių dalykų, kuriuos galima akcentuoti? Turbūt galima sakyti, kad 60-ame dešimtmetyje išryškėjo ir pagrindinės veiklos jaunimo organizacijų veiklos kryptis ar politiniai tikslai. Tarkim, politinio pasipriešinimo tipiška organizacija pasivadinasi Laisvė Lietuvai, veikusi 56-58 metais. Beje, iš tokių žymesnių, vėliau tapusių ir net ir nepriklausomos jau Lietuvos žmonių. Tai joje buvo Petras Pomlumpa, joje buvo Nijolė Geškaitė. Na ir tikslas, kurį jie kėlė, pirmoje eilėje palaikyti lietuviškumą ir ateiti į nepriklausomą Lietuvą. 1958 metais kita organizacija pasivadinosi Laisva Lietuva. Ten laisvė, čia Laisva Lietuva. Ir vėlgi, jų, sakytume, programinės nuostatos geriausiai atsispindėjo tose užrašuose, kurios jie užrašinėjo ant Vilniaus miesto pastatų, aikščių, statinių ir panašiai. Šalin sovietus, laisvę Lietuvai. Na, vėlgi, jeigu paminėt žymesnį šitos organizacijos narį, tai turbūt pats toks žymiausias Vladas Šakalys, kuris 1980 metais sugebės per Kareliją, per Suomiją, taiga, tundrą nukeliauti iki Švedijos ir pabėgti į vakarus. Beje, po etinio Tomo Venclovos pasakymo, jeigu 1980 metų olimpinį maratono medalį kam ir reikėjo duoti, tai reikėjo duoti Vladui Šakaliui, nes jis nubėgo toliausiai. Tai čia maždaug irgi iš tokių žmonių, kurie vėlgi ateis kaip jaunimas, bet per visą laiką išliks šitame pasipriešinime. Na, dar turbūt vieną organizaciją reikėtų paminėti, tai nacionalinis liaudies frontas. Joje Vladas Terleckas, Stasys Stungurys, na vėlgi tie žmonės, kurie vėliau vaidins itin svarbu, jau sakytume, subrendusio antisovietinio pasipriešinimo judėjime. Buvo ir karinio pasipriešinimo grupės jaunimo Lietuvoje. Tarkim, 63 metais susidaręs buvo toksai Lietuvos pozityvistų solidarumas. Na, planus kūrė, karinius planus kūrė nerealius. Tarkim, per kelis metus organizacijoje turėjo būti 3000 narių ir kiekvienas jų turėjo turėti šaunamąjį ginklą. 64 metais 3000 ginkluotų vyrų, kad sukurti Lietuvoje, na, iš tikrųjų reikėjo būti arba dideliu entuziazmu, arba tikėti, kad buvo jie labai galingi. Tikėjo kontroliuoti radiją, per kurią skelbti, radiją, televiziją, per kurios paskelbti sukilimo pradžią ir panašiai. Na, tačiau jų tos idėjinės arba
auklėjamosios nuostatos, kurias jie formavo, tai buvo labai aiškios ir paprastos. Pirmas dalykas - parodyti, koks reakcinis yra komunizmas. Grobikiškas, pavergiantis žmogų, neigiantis laisvės ir teisės, naikinantis tautinį bendrumą. Na ir turbūt dar trečia grupė, kurią galima išskirti tuometinio jaunimo, tai tikinčiojo jaunimo organizacijos. Na ir žymiausia Panevėžyje susidariusi 1953 metais pasivadinusi Laisvės kovūnai. Kas buvo sakoma? Organizacija susideda iš religingai nusiteikusio jaunimo, kurio tikslas atkurti Lietuvos valstybę, kuri neatskirtų save nuo bažnyčios. Tegu tai religinė katalikiška pakarvos organizacija, bet vėlgi visų iš esmės organizacijų, kokios pakraipos bebuvo, net ir katalikiškos, ar tai, tarkim, vėliau susiformavusi Lietuvos Helsinkio grupė, visose jose skambės frazė nepriklausoma Lietuva. Ir už tai turbūt specifinis Lietuvos neginkluotų antisovietinių pasipriešinimo judėjimo bruožas, ko skiriasi nuo kitų šalių. Pirmoje vietoje akcentuojama nepriklausoma Lietuva, o po to visi kiti dalykai. Po to ir žmogaus teisės, ir demokratija, bet pirmoje eilėje nepriklausoma Lietuva. Taigi, grįžtant į šitą Laisvės kovūnus, tai būtent jie ir sakys, kad reikia ugdyti katalikišką jaunimą naujai Lietuvai. Na ir siūloma buvo netgi rašyti referatus, tipiškas pavadinimas Dievas ir tėvynė, ar viskas paaiškinama materializmu, turime omenyje tą sovietinis materializmas. Kita grupė 60 metais Kaune, kuri buvo įvardinta kaip kad religinė nacionalistinė grupė. Jeigu nacionalistinė, vėlgi, religija, bet ir tautiniai dalykai analizuojami, tautiniai dalykai diskutuoja jame. Na ir sakytume, visas šitas jaunimo grupių pasipriešinimas išsilies iš esmės į Eucharistijos bičiulių sąjūdį maždaug nuo 1969 metų. Tai bus tas sąjūdis, iš kuris aktyviai dalyvaus žygiuose į Kryžių kalną, į šventas, lankys šventas vietas ir panašiai. Faktiškai susiformuos kaip kad judėjimas, o ne kaip kad jau grupė ar organizacija. Na ir visos šitos grupės vienaip ar kitaip vykdė veiklą, kurią turbūt labai galima schematiškai sudėti į kelis dalykus. Pirmas dalykas - atsišaukimų platinimas. Vėlgi, kad jūsų neapsunkinti, tik tai vienas pavyzdys ir vienas skaičius. 1955 metais sovietinis saugumas ieškojo 363 atsišaukimų autorių. Vadinasi, jie nustatė, kad tiek buvo autorių ir tiek buvo ieškoma. Na, didžiausias skaičius išplatinto atsišaukimų 1976 metais, kada buvo išplatinta grupės jaunuolių 3500 antisovietinių atsišaukimų. Na, užrašai tipiška forma. Ir ne tik užrašai, bet dažnai ir Gedimino stulpai buvo nupaišomi. Na ir vėliavų, lietuviškų trispalvių vėliavų kėlimas, vėlgi tai viena iš tų nuolatinių. Ir tai daugiausiai buvo daroma per vasario 16 dieną. Vėlgi galima vardinti, kur tos vėliavos buvo keltos, bet gal ne kiekybė, bet kokybė. Aukščiausiai bet kada iškelta lietuviška trispalvė sovietmečiu 1970 metais Klaipėdoje ant tuometinio Klaipėdos celiozės kombinato kamino ir tai buvo 102 metrų aukštyje. Tai buvo padaryta ir tai buvo kokybiškiausias, jeigu taip galima sakyti, arba aukščiausiai kelta vėliava sovietmečiu. Na, vienu metu, norėčiau sakyti, vyko ir tai, kad grupės organizavusi, grupės darė, bet vyko ir jaunimo masinis pasipriešinimas. Vėlgi dauguma čia salėje sėdinčių žino, nenorėčiau analizuoti, tačiau 1956 metais per vėlines demonstracijos Rasuose, Rasų kapinėse ir bandant nueiti iki katedros bei Kaune prie Dariaus ir Girėno paminklo. Man svarbu kitas aspektukas šitų demonstracijų ir mitingų. Vienu metu buvo šaukiami šūkiai laisvę Vengrijai. Vadinasi, lietuviai ne tik suvokė, kad jie patys turi kovoti už laisvę, bet ir palaikyti tas tautas, kurios kovoja už laisvės. Na, jeigu taip žiūrėti, tai bendra europinis lietuvių supratimas pademonstruotas 56 metais. Vėlgi iš tokių aspektukų. 1972 metais Kalantos susideginimas.
Mitingas, demonstracijos visi vėlgi žino. Bet tada galbūt kitą aspektą norėčiau užakcentuoti. Sulaikyta buvo 402 asmenys. Išsiaiškinta, kad 48% jauni darbininkai, 20 maždaug 9-30% besimokantis jaunimas. Iš sulaikytų 97 komjaunuoliai. Ir iš esmės tai reiškia paprastą dalyką. Buvimas komjaunime tai nereiškia, kad jis automatiškai yra prieš Lietuvos nepriklausomybę. Kitai žodžiais tariant, sovietmečiu komjaunimas neteko tos reikšmės, kuri buvo suteikiama, tarkim, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Na ir dar iš tokių aspektų, kada kalbame tą vidinį laisvėjimą. Vėlgi norisi paklausti, kada Lietuvos jaunimas darosi laisvesnis? Kada jis ima atviriau reikšti savo nuomonės? Vėlgi, tuometinėme Vilniaus universiteto istorijos filologijos fakultete, tuo metu buvo bendras, vyko komjaunimo aktyvų susirinkimas 56 metų spalio 25 dieną. Kokie klausimai buvo uždavyti? Buvo aišku, pirmas dalykas, ką noriu akcentuoti, tai komjaunimo aktyvo susirinkimas, plus tai yra dokumentas iš dabartinio jau archyvo, kur buvo berniukas užrašinėjęs, ką klausė. Vadinasi, tai susirinkimas, iš esmės, žinant, kad gali būti užrašytas, jeigu nors paklausė ne taip. Na ir kas, tarkim, sakoma. Sakoma, BBC radijas iš Londono praneša, kad Vengrijoje šiomis dienomis vyko masiniai judėjimai. 56 metais atvirai šneka, kad klauso BBC radiją. Vėlgi, sutikit, žmogus jaučiasi laisvas, nes jis išdrįsta pasakyti, kad klauso tų balsų, kurie buvo, sovietmečių tie, kurie pergyveno, žino, kaip jie buvo traktuojami. Kitas dalykas, dar vienas klausimas. Kodėl rusai užima įvairius tarnybinius postus, nemoka lietuvių kalbos ir jos principialiai nesimoko? Tai 56 metai. Už tai aš noriu sakyti, kad realiai 56 metai kažkoks vidinio lūžio jaunimo laisvėje metai. Tiek šitas susirinkimas, tiek demonstracija minėta, faktiškai rodo pokyčiai tarp jaunimo vyksta. Na, iš tokių dar citatų. Tai vėlgi mes kartais, vienas kitas iš jūsų žino tokį dabar žurnalistą Vinokūrą. Tai būtent 1970 metais jisai buvo sulaikytas tuometinės milicijos. Na ir jo pasiaiškinime buvo pasakyta taip. Man nepatinka kultūra, nėra kultūros laisvės, neleidžia susirinkinėti. Duokite mums laisvę, tiksliau susirinkimų laisvę, įsitikinimų laisvę, galimybę kalbėti, ką galvoji, muzikos laisvę. Leiskite atvažiuoti užsienio hipių grupėms, kaip tai daroma Lenkijoje. Jūs mums viso to nedodate. Tai kaip mes galime būti su jumis? Kitai žodžiais tariant, pabrėžiu, tai jaunimas, kuris troško, jeigu ir ne to gyvenimo būdo ar stiliaus, kuris buvo vakaruose, tai troško būti laisvu. Už tai mano kartu įsitikinimu. Šitas vėlgi laikotarpis, kad dalis jaunimo buvo daug laisvesnis, nei kad mes galime pagalvoti arba galima pasakyti. Na ir vėlgi, šitą tezę paaiškinsiu gan paprastų dalykų. Jeigu sakiau, kad Smailėjo ir susitelkė Smaigalyje piramidės grupė aktyviausio jaunimo, taip man toks įspūdis, kad maždaug 90-mečio viduryje vyksta atvirkščias procesas. Iš tų nedėlių grupių ima formuotis srovė, kuri įsilies į sąjūdį ir galų gale ta jaunoji karta, tiek ir roko maršai, tiek žygiai per Lietuvą, tiek įvairūs kiti dalykai, kurie vėliau atvedė jaunimą į nepriklausomos Lietuvos kūrimą. Dėkui. Ačiū. Klausimai po visų pranešimų. Be abejonės, komunistiniai režimai kiekvienoje iš rytų Europos ir ne tik rytų Europos šalių turėjo savo represinės struktūras, kurių pati žymiausia Sovietų Sąjungoje veikusi KGB. Žinoma, KGB stengiasi savo vaidmenį, aš manyčiau, visada pateikti kaip reikšmingiausią, bet ji buvo komunistų partijos užduočių vykdytoja. Jos žinioje tiesiog buvo tų metodų parinkimas, ar tai būtų individualus besipriešinantis žmogus, disidentas, ar koks nors socialinis sluoksnis.
Pranešimą apie Sovietų Sąjungos KGB padalinį Lietuvoje, kaip sovietinio okupacinio režimo atramą, skaitys Vilniaus universiteto doktorantė, dirbanti Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centre ir dėstanti Vilniaus universiteto istorijos fakultete, kuri už 2 savaičių gruodžio 16 gins disertaciją LSSR KGB veiklos ideologiniai politiniai aspektai 54-90 metais. Tai, kiek suprantu, tos disertacijos pagrindų ir paremtas pranešimas. Prašau. Atsiprašau, nepasakiau. Kristina Burinskaitė. Gerbiami konferencijos dalyviai. KGB veikla asocijuojasi pirmiausia su agentais, represijomis. Tačiau komunistų partija jai skyrė iš tikrųjų žymiai platesnius tikslus. Tai yra būti sovietinio okupacinio režimo atrama Lietuvoje. Todėl šiame pranešime aš bandysiu pristatyti tas KGB veiklos funkcijas, sferas ir metodus, kuriomis KGB ir stengiasi palaikyti šiuos 50 metų Lietuvoje sovietinį okupacinį režimą. Manyčiau, svarbiausias KGB funkcijos ir tikslai buvo palaužti, slopinti antisovietinio pasipriešinimo įvairias formas Lietuvoje. Taip pat užtikrinti visuomenės kontrolę, paklusnumą, pasitelkiant slaptų bendradarbių KGB agentų patikimų asmenų tinklą. Taip pat informacijos bei teritorijos kontrolę. Taip pat vykdyti komunistinę indoktrinaciją tiek šalies viduje, tiek ir užsienyje, ypač išeivijos tarpe. KGB veikla turbūt iš tikrųjų neatsiejama ir svarbiausia jos funkcija tai yra represijų vykdymas. Būtent šio metodo pagrindas, šio tikslas, tai yra visuomeniai palaikyti baimės, neužtikrintumo ir galimo, sakysim, žinojimo, kas laukia už tavo veiklą ir tuo atitraukti, tuo atgrasinti nuo įstojimo tą antisovietinę veiklą. Ši funkcija buvo nulemta komunistų partijos ir komunistinės ideologijos. Po stalininio laikotarpio klasių kovos teiginiai transformavosi modifikavosi ir virto kova su vakarų ideologinė diversija ir socialiai pavojinga aplinka bei asmenimis. Tai lėmė valdžios, komunistų partijos ir KGB padidintą dėmesį tam tikrom visuomenėm grupėm. Tai yra pirmiausia katalikų bažnyčia, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, nepriklausomas Lietuvos elitas. Net jos valdžiai asocijavosi su valstybingumo siekiais, su to, ką jie reprezentavo, simbolizavo, tai yra nepriklausoma Lietuva. Pastebėtina, kad po 54 metų pati antisovietinė veikla buvo diversifikuotai vertinama. Tai yra skirtinga bausmė buvo skiriama už antisovietinio lapelio platinimą ir žymiai griežtesnė už organizuotą viešą antisovietinę veiklą, kaip organizacijų kūrimas, kaip Lietuvos Laisvės lyga būtų, ar tai Lietuvos Helsinkio grupė. Ir būtent nuo to priklausė ir bausmės griežtumas. Po šiuo laikotarpiu imtasi ir naujos strategijos su režimo, su disidentais. Tai yra jų veiklą vertinti ir visuomeniai pateikti kaip kriminalinę veiklą ir taip depolitizuoti jų veiklą, diskredituoti ir nuo jų nuimti, cituojant KGB dokumentą kankinių aureolę. Pavyzdžiui, garsiems disidentams Antanui Terleckui, Ragaišiai buvo užvestos baudžiamosios bylos už vagystę ir spekulaciją. Šiais metodais KGB norėjo įtikinti visuomenę, kad valdžia baudžia šiuos žmonės ne už tai, ne už jų politinę veiklą, ne už jų rezistenciją, bet už kriminalinius nusikaltimus.
Dar vienas naujas metodas, kuris gal ir Stalino laikais irgi buvo naudojamas, tai yra psichiatrinės prievartos taikymas, kuris ypač suintensyvėjo prie Nikitos Chruščiovo. 59 metų gegužės 24 dieną Pravdoje Nikita Chruščiovas pareiškė, kad nusikaltimas tai nukrypimas nuo bendrai priimtino elgesio visuomenėje, kurią sukelia psichikos sutrikimai. Todėl kova su sovietinė valstybė sąlygota psichinio nukrypimo. Taip norima irgi teigti, kad disidentas yra psichinis ligonis, kurio reikia vengti ir izoliuoti. Šią priemonę irgi norima užmaskuoti susidorojimą su kitaminčiais ir parodyti, kad politinių kalinių Sovietų Sąjungoje nėra. KGB suvaidino svarbiausią vaidmenį patalpinant asmenį į ligoninę, nuo jo sprendimo priklausydavo, kada žmogų iš ten išleisti. Po 54 metų KGB naudoja ne tik represijas, psichiatrinę prievartą, bet ir psichologinio poveikio priemonės, kaip profilaktika, kompromitavimas, propaganda, kurias galima vertinti kaip manipuliavimas ir spaudimas per viešąją opiniją. Tai buvo aktualu ir todėl, nes išeiviai disidentai ėmė labiau apeliuoti į viešąją opiniją. Tai yra tarptautiniai bendruomeniai parodyti Sovietų Sąjungos nusikaltimus. Represijos šiuo atžvilgiu mažai būtų padėję. Tad įmamasi kontra priemonė, tai yra kontra propagandos, kalbant KGB terminais, būtent kova su disidentais pereina į viešąją opiniją, viešąją erdvę. Kompromitavimo akcijų, tai yra šmeižto akcijų, agentų skleidžiamų gandų, iškraipytų faktų esmė, tai yra tikrų, teigiamų ir neigiamų faktų arba melagingų faktų, kurie gali sulaukti visuomenės nepritarimo, pasmerkimo, paviešinimas, jų iškraipimas, tendencingas ir interpretavimas. Ypač tai buvo naudojama interpretuojant istorijos faktus. Pagrindinė šmeižto temos dominavusios sovietinės spaudoje ir emigrantų prokomunistinės pakraipos laikraščiuose, tai yra emigravusių žmonių iš Lietuvos, tai paskelbimas karo nusikaltėliais, dalyvavusiais holokauste, emigrantų organizacijų ir pavienių asmenų kaltinimai bendradarbiavimu su nacių valdžia ar JAV specialiosiamis tarnybomis, atskleidžiamas kabutėse neva moralinis organizacijų ir vadų ir aktyviausių narių degradavimas, katalikų dvasininkų religinės veiklos esmės iškraipimas, moralinis kunigų kabutėse irgi sugėdimas, paviešinant neigiamas jų asmeninės savybės įpročius, kunigų bendradarbiavimas su žudikais, banditais, taip vadinami buvo partizanai, disidentų žmogaus teisių gynėjų veiklos, stambesnių, garsesnių antisovietinio akcijų tikrųjų tikslų nuslėpimas, nuvertinimas, iškraipimas. Šios priemonės turėjo formuoti valdžiai priimtiną viešąją nuomonę ir diskredituotų sovietiniai valdžiai kenksmingą šeivijos ir pasipriešinimo dalyvių veiklą, sumažintų pasiekėjų gretas ir sudarytų sąlygos tolesniam susidorojimui. Pastebėtina, kad KGB vykdytos kompromitavimo propagandinės akcijos buvo KGB indėlis į komunistinės indoktrinacijos vykdymą, nes šiomis priemonėmis siekiama diegti naujas vertybės, diskredituoti viską, kas susijęs su pasipriešinimu ir nepriklausomos Lietuvos palikimu. Vienas iš naujesnių KGB veiklos pastalininių laikotarpių metodų tai profilaktinis darbas, kurio komunistų partija norėjo visuomeniai ir pasauliui parodyti, kad sovietinis režimas ir KGB pasikeitė. Dabar buvo svarbu ne tik nubausti, bet ir užkirsti kelią panašiems veiksmams ateityje, perauklėti žmonės, atgrasinti juos nuo tolimesnės veiklos prieš valdžią. Valdžia ir KGB manė, kad ne tik vakarų ideologinė diversija, tai yra negatyvi valdžios supratimo įtaka darė ir skatino žmonės eiti prieš valdžią, bet ir KGB manimų ir valdžios tai yra netinkamas auklėjimas mokykloje, šeimoje, nepriklausomos Lietuvos veikėjai grįžusių iš tremties įkalinimo, negatyvi įtaka jaunimui, ypač tai buvo aktualu. Tad profilaktika ypač iš tikrųjų buvo labai akcentuojama, tačiau ji nenusvėrė baudžiamosios KGB funkcijos. Ji buvo papildanti baudžiamasias KGB funkcijos.
Pastebėtina, kad profilaktuojant asmenį ne tik norima, kad jis įsižadėtų savo veiklos, bet ir viešai per spaudą, darbo kolektyvuose ar mokymosi įstaigose viešai atsižadėtų. Net buvo daroma įtaka aplinkiniams, tai yra ar šeimos nariams viešai pasisakyti spaudoje prieš profilaktuojamą asmenį. Tai irgi iš tikrųjų kažkiek primena ir Stalino laikus, nes ir Stalino laikais buvo siekiama norima, kad kaltinamas asmuo viešai išsižadėtų savo įsitikinimą. Dar vienas tikslas tokio straipsnio, tai yra norint parodyti ir aplinkiniams, kad šis žmogus tarsi išsižadėjo savo veiklos ir taip sukompromituoto jo aplinkoje. Vienas iš įdomesnių mano rastų profilaktikos, tai yra grinai KGB pokalbių su profilaktuojamo asmenį, tai yra nepriklausomos Lietuvos veikėjo, buvusio politinio kalinio Domo Cicevičiaus profilaktikos ataskaita. Joje pokalbio metu Domas Cicevičius buvo klausinėjamas, kaip vertina savo suėmimą, nuteisimą, ar suvokia savo klaidas ir kaip žiūri į esamą santvarką. Tai individualios profilaktikos atvejs, kai yra žmogus kviečiamas į pokalbį, asmeniniam pokalbį su KGB pareigūnu. Viešoji profilaktika tai yra spaudimas, kai KGB lieka nuošalyje, darimas per darbo kolektyvus, mokymosi įstaigose. Ten jau svarsto partiniai pareigūnai, patys kolegos ar studentai savo kolegą studentą. Dar viena funkcija, manyčiau, kuri svarbu palaikant sovietinį režimą, tai yra geležinė uždanga, kuri pasireiškia tiek informacijos, tiek ir judėjimo kontrolė bei ribojimais, kuri buvo svarbi sovietinės sistemos išlaikymo sąlygo, prie kurio prisidėjo ir KGB. Griežta cenzūros ir ideologinės kontrolės sistema leido atrinkti informaciją tinkamą viešai erdvei ir formavo atitinkamą požiūrį į sovietinę sistemą tarptautinėje erdvėje ir apie vakarų sistemą sovietinėje spaudoje. Netgi buvo sudaryti sąrašai, kas galima ir ko negalima skelbti viešoje erdvėje. Ši kontrolės sistema buvo būtina komunistinės ideologijos ir su ją susijusių vertybių sklaidos sąlyga, siekiant formuoti naują sovietinį žmogų ir garantuoti visuomenės kontrolę. Kaip vieną iš informacijos kontrolės ir manipuliavimo elementų galima vertinti ir KGB naudotą dezinformacijos metodą. Jis naudotas skleisti tam tikrą informaciją apie sovietinę sistemą. Tam pasitelkime legalūs būdai per spaudą, diplomatus, taip pat ir nelegalūs, slapti, tai yra per agentus bei sufabrikuotus dokumentus. Pastebėtina, kad KGB, kaip ir apskritai sovietinė sistema, skiria didžiulį dėmesį slaptumai ir tai sudarė sąlygas ir prielaidas skleisti klaidinančią informaciją apie Lietuvos tikrąją padėtį. Dezinformaciją galima vertinti kaip ir tam tikrą propagandos formą, kurią KGB daugiau naudojo už Sovietų Sąjungos ribų, siekiant suklaidinti tiek išeiviją, tiek tarptautinę bendruomenę. Šis metodas buvo ypač aktyviai naudojamas pertvarkos laikotarpį, siekiant diskredituoti Lietuvos laisvinimo veiklą, sąjūdžio veiklą ir norint parodyti, kad Lietuva savo norų įstojo sovietinę sistemą ir išstojimas iš SSRS turėtų tam tikrų ne tik politinių, bet ir ekonominių negatyvių pasiekmių. Taip norima tarptautiniai bendruomeniai parodyti, kad šis judėjimas, šis siekis yra nei politiškai, nei ekonomiškai nenaudingas ir jokių tarsi istorinių prielaidų neturi. Lietuvos teritorijos kontrolės mechanizmai buvo svarbi sovietinės sistemos palaikymo dalis, prisidėjusi prie informacijos kontrolės įgyvendinimo. Šeštame dešimtmetyje suintensyvėjus turizmai padaugėjo kultūrinių, mokslinių mainų, komandiruočių. Užsieniečiai nuo KGB turėjo vis daugiau galimybių sąmoningai ar nesąmoningai sužinoti apie slepiamus objektus, teritorijas Lietuvoje.
Todėl KGB manimo slaptiems objektams Lietuvoje kilo vis didesnė grėsmė. Todėl Lietuvoje buvo labai griežtai reglamentuojamas užsieniečių buvimo Lietuvoje laikas, kur jie galėjo dalyvauti, būti, su kuo bendrauti. Beveik visa Lietuvos teritorija buvo uždrausta užsieniečiams išskyrus pagrindinius miestus Vilnius, Kaunas. Net nustatyti tam tikri miestuose objektai, į kuriuos buvo nukreipiami užsieniečiai, kuriuos jiems reikėtų sovietinio režimo manimo, tai aišku, propagandiniais tikslais. Kaip vienas iš informacijos ir teritorijos kontrolės aspektų buvo kelionė į užsienį kontrolė ir nematomas išvykstančių stebėjimas. Nuo KGB verdikto, kurį pateikdavo partinėms struktūrams, priklausydavo, kas galėdavo į užsienį važiuoti, o kam rekomenduodavo neleisti. Pavyzdžiui, KGB 5 skyrius nerekomendavo išleisti į užsienį Jono Pleškio, kuris 61 metais pabėgo seseriai Eugenijai Pleškytei Čibirienei išvykti į Jugoslaviją. Užsienį agentai irgi stebėjo turistinės grupės tiek, kiek įmanoma, individualius asmenis, kad jie slapta nebendrautų su išeiviais ir nevyktų, sakysim, antisovietinės kažkokios informacijos, literatūros pasikeitimai. Šios kelionės turėjo būti išnaudojamos tiek operatyviniams, agentūriniams ir propagandiniams tikslams. Iš tikrųjų, kelionės buvo labai puikiai prielaida tiek agentūriniam įsiskverbimui išeivijos organizacijoms, tiek, sakysim, sekti išvykstančius turistus. Atitinkamai KGB spręsdavo ir kas galėjo atvykti į Lietuvą. Ne vienam garsiam išeiviai buvo uždrausta atvykti į Lietuvą, kaip Kaziui Bobeliui, tam tikrų laikų Romui Sakadolskiai, Zenonui Rekašiai. Tad turizmas buvo ne tik puikiai priedanga agentams, bet ir puikiai terpė propagandiniams akcijams išeiviams parodyti sovietinės sistemos pasiekimus. KGB veikla neaplenkė ir kultūros, kaip svarbios kontrolės ir poveikio visuomenė ir pasaulėžiūros formavimo priemonės. KGB akylai stebėjo, kad meno kūriniai šalia Glavlito atitiktų komunistinės ideologijos postulatus ir darytų teigiamą visuomeniai įtaką. Tai yra režimui naudinga požiūrė ir įtaka. Ir jeigu menininkai nesutikda po perspėjimo grįžti į tikrąjį kelią, tokia jų pozicija būdavo vertinama kaip antisovietinė. Ypatingą dėmesį KGB skiria nepriklausomos Lietuvos menininkams, bijant neigiamos jų įtakos, buržuazinės ideologijas atgyvenu, kalbant KGB terminais. Tad stebėjo jų elgseną, pasisakymus, ryšių su jauna inteligentija, jaunimu, prižiūrėjo, kad jie išliktų lojalūs naujai valdžiai ir jų vykdomai meno politikai. Apibendrinant galima teigti, kad sovietinė valdymo sistema ir prievarta paremta ideologija buvo tiek sovietinės, tiek SRSS, tiek atitinkamai KGB veiklos ir egzistavimo pagrindas, kuris rėmėsi kontrolę, prievartą, baimę. O KGB šalia kitų institucijų savo veiklos metodais prisidėjo prie šios sistemos palaikymo. Paminėti KGB veiklos aspektai rodo, kad KGB buvo pirmiausia ideologinės ir politinės užduotis vykdanti institucija, nes jos veikla buvo nulemta partijos ir komunistinės ideologijos. Šių uždavinių buvo nulemta ir KGB žvalgybinė bei kontražvalgybinė veikla. Ačiū uždėmesi. Ačiū pranešėjai. Iš tikrųjų, kiekviena buvusi Sovietų Sąjungos užimta valstybė ar valdoma teritorija turėjo savus KGB padalinius ir be abejonės mums bus įdomu išgirsti Ukrainos istoriko, Ukrainos išsilaisvinimo judėjimo tyrinėtojo, 80 metais dirbusio Ukrainos saugumo tarnybų valstybiniam archyve, kuris užsiėmė išslaptinimu KGB archyvų. Tuo pat metu
parengė pirmą kursą aukštosioms mokykloms Ukrainos išsivadavimo judėjimas 20-50 metais, o 2002 metais įkūręs išsivadavimo judėjimo tyrimo centrą kaip nevyriausybinė organizacija. Taigi, daktaras Volodymyr Vetrovič ir pranešimas KGB prieš nacionalinį demokratinį judėjimą Ukrainoje 1988-91 metais. Šau. Thank you very much. I would like speak about Ačiū labai. KGB struggle. Aš norėčiau pakalbėti apie KGB kovą prieš nacionalinį demokratinį judėjimą Ukrainoje paskutinio 90-mečio bėgyje. Antroje 90-mečio dalyje Sovietų sąjunga pajuto komunizmo politinę krizę. Ir per 5 metų iš tikrųjų agentai turėjo naudoti naujus metodus. Ir aš pabandysiu papasakoti, kaipgi sekėsi KGB kovoti su demokratiniu judėjimu Ukrainoje. Saugumo vadovybė rinko informaciją apie visuomenės nuotaikas. Jie prižiūrėjo visuomenės atstovų nuotaiką ir jos pokyčius. Ir tai ypač suintensyvėjo po sovietų lyderio Gorbačiovo paskelbimo apie perestroikos pradžią. Nepasitenkinimas režimu padidėjo po nesėkmingų pastangų nuslėpti Černobylio avarijos mastą. Ir todėl 86 metų pabaigoje, kai dokumentuose pirmą kartą buvo paminėtas neformalių grupių organizavimo Lenkijos Solidarność pavyzdžių pastangos. 87 metais visuomenės iniciatyvų skaičius pradėjo sparčiai augti. Ir saugumo tarnybos ypač baiminosi iš kalėjimų paleistų politinių kalinių grįžimo. Kad juos neutralizuoti, buvusiai kaliniai turėjo pasirašyti taip vadinamus apgailestavimo pareiškimus. Ir tokiu būdu 48 iš buvusius 72 kalinių pasirašė tokius pareiškimus, o 24 atsisakė tai padaryti. Ir dėl to jie buvo labai intensyviai prižiūrimi ir buvo konstatuota, kad šitie asmenys išreiškė ketinimą toliau tęsti antisocialistinę veiklą. Siekiant supaprastinti savo darbą Ukrainoje, KGB nusprendė nesikišti į kai kurių buvusių politinių kalinių emigracijos reikalus. Ir siekdama daryti švelnią įtaką patiems aršiausiems, jie nusprendė leisti kai kuriems buvusiems kaliniams formuoti tam tikras grupės, kad vėliau galėtų veikti jų veiklos kryptis. Žinoma, nebuvo atsisakyta idėjos sukompromituoti pačių įtakingiausių asmenų. Pavyzdžiui, 87 metų rugsėjo 27 dieną Kijevo oro uoste buvo sulaikyta Amerikos žurnalistė Marta Kolomets ir jos lagamine KGB rado videojuostą, paslėptą videojuostą su 2 žymių Ukrainos disidentų interviu. KGB spaudoje paskelbė straipsnį pavadintą interviu iš po priekystelio. Ir šiame straipsnyje jie teigia, kad Viačeslavas Čoronovil, vienas iš disidentų, buvo apkaltintas pasikėsinimu išprievartauti. Ir kad knyga Mein Kampf buvo atrasta kratos metu ir kad žurnalistas po to nusipirko automobilį, 4 įrašymo įrenginius ir brangių rūbų už tai, kad įdavė tam tikrus disidentus. Komunistinės saugumo tarnybos
pastebėjo, kad jos susidūrė su dideliu, plataus masto tarptautiniu reiškiniu. Ir savo ataskaitose jie atrodė susirūpinę, kad Ukrainos aktyvistai gali mokytis iš Baltijos šalių ir Lenkijos pavyzdžio. Ir jiems buvo labai svarbu užkirsti kelią įvairių demokratinių judėjimų bendradarbiavimui ir veiklos koordinavimui. Ir todėl oro uostuose buvo sulaikomi judėjimo aktyvistai įvairiais pretekstais, kad jie negalėtų išeiti už Respublikos ribų ir pradėti dalyvauti tarptautinėse akcijose. Nacionalinis demokratinis judėjimas pradėjo jaunėti savo amžiumi 1988 metais. Daug studentų socialinių iniciatyvų atsirado, kurios vėliau tapo politizuotos ir vėlgi tai iškėlė didelę problemą režimui. KGB rekomendavo, kad valstybinės institucijos pagreitintų oficialių jaunimo organizacijų klubų kūrimasi, kad vėliau galėtų juos atitraukti nuo opozicinės veiklos. Ir buvo stengiamasi užsimti propagandą, kuri atskleistų priešiškų užsienio centrų įtaką jauniems žmonėms. Savo dokumentuose KGB labai dažnai aiškino opozicinio judėjimo augimą būtent priešišką užsienio žvalgybos centrų veikla. Ir tai labai gerai atitiko komunistinę ideologiją, tačiau vis dėlto realių motyvų, dėl kurių žmonės turėtų prisijungti prie kovos prieš savo vyriausybę, nebuvo rasta. Siekiant kontroliuoti nacionalinio demokratinio judėjimo veiklą, KGB vadovai pasiūlė priimti įstatymą dėl visuomeninių asociacijų ir jų registravimo, kuris sustabdytų neformalių opozicijos organizacijų veiklą. Ir 90-mečio viduryje KGB stebėjo 21 organizaciją, tarp kurios narių buvo buvusieji politiniai kaliniai. 88 metų Liepos 7 dieną buvo įkurta viena svarbiausių, žinomiausių Ukrainos opozicinių organizacijų – Ukrainos Helsinkio sąjunga. Jos tikslas buvo tapti opozicinę partiją prieš komunistus. Vadovybė gerai žinojo, kad nacionalinį demokratinį judėjimą sustabdyti yra neįmanoma, todėl jie nusprendė nukreipti į teisingą linkmę. 88 metų Liepą KGB parengė rekomendacijas dėl poreikio sukurti už perestroiką kovojančią socialinę asociaciją, kontroliuojamą vyriausybės. Saugumo tarnybos nusprendė pasinaudoti socialinių aktyvistų pastangomis apsijungti į plačią nacionalinio fronto koaliciją Baltijos valstybėse. Ir per trumpą laiką vyriausybei pasisekė sukontroliuoti šią iniciatyvą. Todėl paskelbtoje Ukrainos liaudies judėjimas už perestroiką programoje nebuvo aštrių opozicinių šūkių. Kova su naujomis organizacijomis tęsiasi toliau. Kai kuriuose vietose, ypač vakarų Ukrainoje, kur judėjimas buvo stipriausias, kontrolę vykdė radikalūs disidentai. KGB organizavo provokacijas prieš aktyvistus, ypač kovos su socialistinės nuosavybės grobstymų departamentui buvo rekomenduojama užsiimti Ukrainos žurnalo Ukrainos šauklys, Ukrainski visnik, platinimo reikalais. Policijai buvo liepta ieškoti piliečių jų namuose, kur vyko susibūrimai ir prašyti jų pasiskųsti dėl savo organizatorių. Kai kurie aktyvistai buvo sulaikyti už nesankcionuotų susibūrimų sueigų organizavimą. Vėliau KGB raportavo, kad 89 metais
buvo pradėta 28 baudžiamosios bylos ir 1125 asmenys buvo teisiami administracinėme teisme Ukrainoje. Tačiau ne vienas iš šių metodų nesuveikė taip, kaip tikėjosi KGB ir demokratinis judėjimas Ukrainoje plėtėsi. Pagal KGB vyko 1565 masiniai renginiai, iš kurių 732 buvo nesankcionuoti 89 metais. Juose dalyvavo daugiau kaip 2 milijonai žmonių. Šių metų vasarą vyko apie savo veiklą labai suintensyvino šachtininkų streikų judėjimas. KGB savo pastangas sukoncentravo į politinių aktyvistų įtaką streikų dalyviams. 89 metų rugpjūčio 18 dieną vyko specialusis Sovietų Sąjungos KGB valdybos susirinkimas. Jame buvo aptarta politinė situacija šalyje ir suformuluoti nauji saugumo tarnybų tikslai. Buvo paskelbta, kad pirminė ir svarbiausia užduotis buvo kovoti su užsienio centrais, kurie turi neigiamą įtaką visuomeniai. Saugumo tarnybos vis dar laikė užsienio centrų veiklą ir žvalgybos veiklą pagrindiniu prodemokratinės socialinės veiklos saugumo šaltiniu, augimo šaltiniu. Vėliau pasirodžiusiose gairėse buvo pabrėžta apie poreikį įtraukti agentus į valstybinės organizacijas, kad juos galima būtų kontroliuoti. 89 metų rugsėjį KGB turėjo pripažinti, kad naujai įsikūrusiame Ukrainos liaudies judėjime balansas tarp tikrų opozicijos aktyvistų, pirmiausia visų Helsinkio grupės narių ir kontroliuojamų vyriausybės aktyvistų vis dėlto buvo vyriausybės nenaudai. Ir konfrontacija tarp jų ryškiai pasireiškė 89 metų rugsėjo 80 dieną vykusiame suvažiavime. Ir po šio suvažiavimo KGB paskelbė Helsinkio lyderių. Paskelbė, kad buvo sutrukdyta Helsinkio lyderių pastangoms paversti asociaciją politinę partiją. 90 metais vyriausybė vis dėlto prarado šios organizacijos kontrolę ir ji tapo pagrindinė Ukrainos opozicinė jėga. Ši organizacija dalyvavo rinkimuose ir laimėjo aiškią pergalę vakarų Ukrainoje. Iš esmės šie metai buvo demokratinės opozicijos pergalės metai. Jų atstovai pateko į parlamentą ir iš 450 parlamento narių 125 atstovavo aktyvios opozicijos pasipriešinimo frakciją. Jiems pavyko paskelbti Ukrainos suverenumą ir paleisti vyriausybės kabinetą. Aksominės revoliucijos pergalė Rytų Europoje suintensyvino komunistinio režimo silpnėjimą 90 metais. Buvo bandoma viską taisyti naudojant įprastinius metodus. Ir KGB vadovybė, vidaus reikalų ministerija ir generalinis prokuroras 90 metų Liepos mėnesį pasiūlė įvesti moratoriumą masinėms sueigoms. Komunistams pavyko atsistatyti, atsitiesti ir 90 ir paskutiniojo ir 9-ojo dešimtmečio pabaigoje įveikti opoziciją. Ir 90 metų lapkričio mėnesį parlamento narys Stepanas Khmara buvo areštuotas remiantis sėkmingai surengta provokacija
metant jam kaltinimus už policininko užpuolimą. 91 metų sausį vyko svarbus, gerai žinomi įvykiai Vilniuje, kurie anot KGB turėjo labai neigiamą efektą Ukrainai. Ir jie iš tikrųjų bijojo panašaus scenarijaus Ukrainoje. Referendumas įvykęs 90 metų kovo mėnesį padėjo komunistams pasiekti savo tikslą, būtent išsaugoti Sovietų sąjungą. Ir 90-ųjų vasarą sovietinė vadovybė gavo paramą iš stiprių vakarų valstybių, kurie paragino Ukrainos opoziciją atsisakyti nepriklausomybės idėjos. 21 metų rugpjūčio mėnesį įvykus pučui Maskvoje, konservatyvios komunistų partijos idėjos vis tik tai sužlugdė Sovietų sąjungą. Ukrainoje valdžiai savo rankas perėmė KGB, vidaus reikalų ministerija. Buvo apie tai paskelbtas spaudoje ir apskritai buvo skelbiama, kad ypatingasis komitetas perima valdžią ir kad jo veikla yra vertinama teigiamai visuomenės. Dar po keleto dienų Borisas Jelcinas pasiekė pergalę Maskvoje. Ukrainoje vyksta judėjimas siekiant pasitraukti iš Sovietų sąjungos. KGB informatorių tonas pradeda keistis. Ir 22 rugpjūčio ataskaitoje teigiama, kad Respublikos gyventojai stebia situaciją šalyje labai susirūpinę ir pasmerkia pareigūnų, kurie stengiasi vykdyti perversmą veiksmus. Tačiau KGB pastangos pakeisti politinę situaciją žlunga. Ir rugpjūčio 24 dieną demokratai pasiūlė Ukrainos nepriklausomybės deklaraciją, už kurią buvo balsuojama. Ačiū uždėmesi. Tai dabar prezentacija. Dabar bus poros minučių prezentacija parengta. Supratau. Parengta Klaros Marės. Iš tikrųjų, apie Rumuniją mūsų žinios yra, ko gero, mažiausios, nepaisant to, kad rytų Europoje ši valstybė ir savo laiku užėmė ypatingą vietą. Todėl man malonu bus pristatyti Rumunijos komunistinių nusikaltimų tyrimo ir Rumunų tremties atminties instituto ideologijos ir kultūros departamento darbuotojos Klaros Marės pranešimą. Paprastas įtariamasis Rumunijos saugumo tarnybos Securitate taikyti metodai sekant rašytojus 9-20 amžiaus dešimtmetyje. Hello. Thank you for the... Labadiena, dėkoju, kad pakvietėte mane dalyvauti šioje konferencijoje ir ačiū už šiltą priėmimą. Mūsų laikraščiai visi rašo apie gyvenimą už geležinės uždangos. Komunizmas palieka baisų randą mūsų istorijoje.
Rumunijos atvejais yra nesiskiriantis nuo kitų. Ta pati istorija galėtų būti papasakojama lietuvių, albanų, čekų, jugoslavų ar Tarybų sąjungos narių gyventojų. Vienas iš rumunų autorių pasakė, po to, kai nukrito geležinė uždanga, pasaulis tapo kitoks ir to pakeisti nebeįmanoma. Represijos prieš elitą buvo naudojamos Tarybų sąjungoje ir tam nebeįmanoma buvo pasipriešinti. Komunistų režimas siekia panaikinti tokius elgesio modelius ir būdus, kurie galėtų priešintis režimui. Rumunijoje Securitate buvo saugumo taryba įsteigta 48 metų rugpjūtį. Oficialiuosiuose dokumentuose ji buvo minima kaip žmonių akys ir ausys. Securitate buvo režimo priemonė taikyta prieš šalių piliečius. Securitate siekia visų pirma žinoti, kas vyksta valstybėse, vystytis, susikūrė tam tikras tinklas, kuris stebi viską. Institucija buvo garsi ir tas garsas buvo dar didesnis negu jos realus efektyvumas. Žmonės manė, kad Securitate yra visur, viską žino ir viską mato. Šią mintį skatino ir išnaudojo Securitate nariai. Viena iš politikos priemonių skatinamų politikos buvo vertybių maišymas, tam tikrų asmenų kredibilumo menkinimas, o pagrindinis tikslas buvo sukurti valstybę, kur visi nežinotų, kas iš tikrųjų vyksta ir bijotų visko ir visų. Dėl to Rumunijos visuomenė skilo. Pasikeitė požiūris į gyvenimo pasirinkimą, artimųjų žmonių, mylimųjų pasirinkimą. Žmonės bijojo visų ir visko, nepasitikėjo niekuo, nes bijojo, kad visur yra Securitate akys ir ausis. Net ir dabar rumunai priprato slėpti savo emocijas ir mintis, stebėti, kas vyksta aplinkui, tylinti savo balsą, tembrą. Režimui, ypač 90-metyje, pavyko sukurti tam tikrą psichozę visuomenėje. Visuomenė bijojo nežinoma, bet visur esančio priešo. Per paskutinį savo valdymo dešimtmetį Čiaušesku buvo įsitikinęs, kad jam pavyko įgyvendinti naują sistemą, sukurti naują žmogų, kuris dirba, bet nemąsto. Televizija rodė mažai laidų, jos buvo trumpos, mažai buvo teikiama informacijos, tik tai buvo giriama socialistinė tvarka, partija. Nematomos akys žmonės stebėjo visur ir visada. 90-ame dešimtmetyje, nors žmonės ir nebuvo areštuojami naktį, suimami naktį, bent jau ne taip daug kaip 6-ame dešimtmetyje, gyvenimas vis dar buvo kupinas baimės. 6-7 dešimtmetyje buvo nemažai žmonių įkalimo vietose, o 9-ame dešimtmetyje visi buvo tarsi kalėjime, tas kalėjimas buvo visų valstybė. Rumunų gyvenimas buvo kalėjimų eilė. Kiekvienoje grandyje buvo jie stebimi. Nuo darželio, per mokyklą, universitetą iki armijos institutų darbo vietų ir asmeninės erdvės. Visi buvo stebimi, ką sako, ką daro. Blokinių namų statybos buvo skatinamos režimo itin dėl to, kad
Žmonės nebeturėjo privatumo ir galima buvo viską stebėti. Privatumo savoka buvo subversija, ją reikėjo panaikinti. Sekuritatė vykdoma stebėjimo veikla buvo įvairi, pradedant nuo bendro sekimo ir baigiant kontrolę. Sekuritatė turėjo duombazę, kur buvo stebima, ką veikia buvę politiniai kaliniai, žmonės pasisakiusieji prieš režimą, užsienio radijos stočių klausytojai. Taip pat buvo atliekama prioritetinė informacijos kontrolė, itin daug dėmesio skiriant asmenims, kurie gali sukurti problemų. Kita priemonė buvo patikra, siekiant išsiaiškinti konkretų aspektą. Asmenų sekimas buvo nuolat taikomas be jokių apribojimų. Buvo pasiklausomi telefoniniai pokalbiai, laiškai ir pašto perlaidos atplėšiamos savininkui nesant vietoje. Asmenys buvo sekami namuose, darbe, vakarėliuose, kur tik beėjo. Buvo rekrutuojami informatoriai ir nauji agentai specialiai tam tikslai, draugai, šeimos nariai. Dažnai būdavo iškviečiami į sekuritatę ir pasisakyti prieš disidentą, kuris buvo tyriamas. Institucijos, mokyklos ir ligoninės buvo atidžiai stebimos sekuritatė darbuotojų. Komunizmo laikotarpiu rašytojais buvę žmonės buvo labai atidžiai stebimi. Intelektualai visada buvo įtariami, o ypač rašytojai. Jie buvo laikomi potencialiai priešiškai nusteikusiais asmenimis, nes galėjo rašyti antikomunistinius pasisakymus ir gauti daug dėmesio iš visuomenės. Slaptuose archyvuose yra 3 dokumentų fondai, iš viso 49 tomai, neskaitant asmenų sekimo bylų, patikrų bylų ir kitų tyrimų. Galimybė, kad žinomas asmuo organizuos protestą arba gaus žmonių paramą, kėlė didžiulę baimę sekuritate gretose. Tik Čiaušes, kurio žmona turėjo teisę gauti paramą iš visuomenės. Todėl sekuritatė naudojo įvairiausias priemonės, pavyzdžiui, mikrofonų darbuose ir namuose, įrengimą, telefonų pokalbių pasiklausimą, laiškų ir pašto perlaidų atplėšimą. Gaunama informacija buvo naudojama tam, kad priimti sprendimą dėl galimų priemonių, kurias galima taikyti prieš tyriamąjį asmenį, jį izoliuoti ir sukompromituoti. Buvo klausomasi visko, kas sakoma namuose arba telefonu, ir gauta informacija buvo naudojama tam, kad sekuritatė platintų tokią informaciją, kuri apšmeižtų disidentą. Buvo specialių profesionalų, kurie konkrečiai dirbo dezinformacijos srityje. Ši tarnyba buvo labai svarbi ir nuolat dirbo be jokios reorganizacijos. Oponentus taip pat buvo galima kompromituoti, priverčiant juos dalyvauti propagandinėje veikloje. Jų protesto veiklos kredibilumas buvo menkinamas. Taip pat buvo išnaudojamos spaustuvės, neoficiali cenzūra buvo naudojama draudžiant publikuoti kritiškai nusteikusių rašytojų darbus. Like the movie.
Protestuotojai būdavo dažnai iškviečiami į Sekuritate būstinę, apklausiami dėl jų veiksmų, turėjo pasisakyti, pasirašyti ir įsipareigoti nutraukti priešišką režimui veiklą. 1988 parengta ataskaita rodo, kad Sekuritate naudojo 2500 priemonių kaip profilaktinė veikla užkirsti kelią pasipriešinimui. 2500 priemonių. Tai reiškia, kad buvo įsikišta į asmenų gyvenimą. Visi žmonės bijojo, disidentai buvo viešai išpeikiami viešuose susirinkimuose, arba jais buvo nebepasitikima. Šių asmenų nuomonės buvo nebereikšmingos, nes jie pasirašė įsipareigojimus, kurie juos kompromitavo. Visiškai nekalti žmonės buvo kaltinami ir visą laiką ir iki šiol dar svarstome, kiek daug tragedijų slepia šis paprastas skaičius. 90-ame dešimtmetyje Sekuritate priemonės buvo sugriežtintos. Sekimo bylos buvo atidžiau stebimos iš Bukarešto ir daugiau detalių ten buvo pateikiama. Intelektualų opozicija buvo griežtai kontroliuojama, drausta keliauti, buvo atliekamos slaptos kratos ir apklausos slaptose patalpose. Rumunų rašytojai atsisakantis paklusti režimui atsisakė skatinti jo griūti. Visuomenė skatino pasipriešinti režimui. Jeigu rašytojai būtų susijungę į bendrą asociaciją, jie padėtų visuomeniai greičiau nuversti režimą. Jie padėtų suvokti visuomeniai, kad režimas iš tikrųjų silpnėja. Teroro metai suskaldė Rumunijos visuomenę ir sunaikino pilietiškumą. Opozicija prieš komunizmą buvo pareiškiama atskiromis formomis ir atskirų žmonių. Nebuvo susijungę žmonės. Rumunai pamiršo, kas reiškia solidarumas. Žmonės, kurie primindavo rumunams, kad kartu mes stiprus, buvo atskirti Sekuritate narių, fiziškai žalojami, įskaitant vieną moterį, kurią galima būtų pacituoti, Georgiosų, buvo nužudyta vien dėl to, kad savo dienoraštyje kritikavo Čiaušeskų vyriausybę. Situacija buvo tokia sudėtinga, kad 99 metų pabaigoje režimų jau net nebereikėjo laikyti slapta to fakto, kad jie išnaudojo jėgą tam, kad išliktų vyriausybėje. Tokie rašytojai kaip Dimescu, Korna buvo dalis Rumunijos Čiaušeskų režimo pabaigos. Vienas asmuo, Ion Šerbu, kalbėjo 5 užsienio kalbomis, buvo baigęs doktorantūrą apie filosofijos srityje. 44 metų būdamas, jis buvo seniausias angliakasys anglės kasykloje. 57-aisiais jis buvo suimtas, nes rėmė vengrų revoliuciją ir parašė spektaklį, kuriame pasisakyta prieš sovietų valdžią. Jis buvo nuteistas 7 metams kalėjimo ir 3 metams priverčiamųjų darbų. Visą savo gyvenimą šis asmuo savo pablogino.
9 metus dirbo literatūros sekretorių teatre, nuo 74 iki 89 keliavo po Europą ir grįžo nusivylęs, kad už geležinės uždangos niekas nesidomi tuo, kas vyksta čia. Grįžęs parašė knygas apie tai, ką reiškia gyventi, būti intelektualų ir gyventi komunistinio režimo valdomą valstybėje. Parašė 10 knygų ir 100 laiškų apie savo patirtį per paskutinius 5 gyvenimo metus. Praktiškai neatsikeldavo nuo rašymo mašinėlės. Mirė nuo vėžio 89 metais, būdamas tikras, kad komunizmas žlugs. Po 33 nuolatinio jo stebėjimo metų Jon Sibru mirė, būdamas tikras, kad gyveno taip, kaip tik galėjo gyventi žmogus tokiamis aplinkybėmis. Ačiū. Dėkuoju pranešėjai. Dar mes turime beveik 15 minučių klausimams ir diskusijams. Jei tokiu bus, pas mane kol kas yra tik tai vienas žmogus užsirašęs diskusijoms, tai aš paprašysiu tada tie, kurie norės diskutuoti, pagal laiką bent porą minučių galim skirti, o kurie klausti, tai prašau iš vietų, išsitraukus mikrofonus. Gerai, tai pirmiausia, kadangi pirmą užsirašė, kviečiu Aminat Saijevą, jeigu ji yra. Prašau. Dear Chairperson, Pirmininkė, ponios ir ponai, aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie Čečėnijos istoriją, apie nuotaikas mūsų šalyje. 53 metais čečėnai buvo tremtyje, kaip jūs žinote, kadangi 54 vasarį visa tauta buvo išsiųsta į Sibirą, Kazakstaną ir Kirgiziją. Ir deportacijų pasekmėje apie 70% visų čečėnų gyventojų buvo išnaikinta. Ir tie, kurie išliko, 13 vėlesnių metų praleido tremtyje labai sunkiomis sąlygomis. 57 metais čečėnai gavo teisę grįžti į savo tėvynę. Kai Leonidas Brežnevas atėjo į valdžią Sovietų Sąjungoje, čečėnams prasidėjo naujas sunkių išbandymų laikotarpis. Rusifikacijos laikotarpis tapo ypač nuožmus ir buvo leidžiama naudoti tik tai rusų kalbą visose veiklos srityse, visose švietimo institucijose. Visos mūsų šventyklos, mokyklos čečėnų mokyklos buvo uždarytos ir labai apribota čečėnų aktyvistų veikla. Galimybės įsidarbinti įmonėse, gamyklose, taip pat įvairiose aukštojo mokslo institucijose buvo taikomi apribojimai. Čečėnai buvo priversti palikti savo šalį ir tuo pat metu rusams buvo suteikiamos įvairios privilegijos. Demokratizavimo procesai prasidėję 90-mečio pabaigoje buvusioje Sovietų Sąjungoje davė čečėnų tautai viltį dėl geresnės ateities. O kasgi atsitiko, jūs žinote. 2 agresyvūs karai prieš čečėnų tautą ir masinės čečėnų gyventojų aukos. Pasakysiu lietuviškai. Dabar paminėsiu 2 dokumentus, kaip čečėnų tautą vertina komunistai. Tuometinis SSSR aukščiausios tarybos
prezidiumo pirmininkas 1960 m. gruodžio 1 dieną Leonidas Brežnevas pasirašė įsaką apie asmenų turinčių ypatingą pavojingumą valstybei karo laikotarpiu ir uždarimą pataisos darbo lageriuose. Čia nurodoma tik Lietuva, Latvija, Estija, Ukraina, Baltarusija ir Čečėnija. Antras dokumentas. SSSR KGB pirmininkas Čebrikovas 1988 Liepos 17 dieną išleido įsakymą, kurio pagal 19 KPSS konferencijos nutarimą rugsėjo mėnesį KGB kolegijoje išklausyti Čečėnijos Ingušijos KGB antitarybinės nacionalistinės veiklos požiūrių. Kaip matote, čečėnai amžini Rusijos priešai. Ačiū uždėmesį. Ačiū. Iš tikrųjų, vienos tautos patirtis į 3 minutės sutalpinti labai sudėtinga. Ačiū už pasisakymą ir prašau. Jeigu galima, iš pradžių prisistatykit. Taip. Norbertas Penkaitis. Visai trumpai pasistengsiu, nors čia ilga istorija galėtų būti. Daktaras Jakubčionis pagirtinai paminėjo vėlinės 56 metų, kas vyko Kaune ir Rasų kapinėse. Teko dalyvauti Kaune. Kauno centrinėse kapinėse prie nežinomo kareivio kapo buvo įskleista ne vien trispalvė, bet pasigirdo šūkiai. Te gyvuoja Lenkija, te gyvuoja Vengrija, Rusus lauk ir, kas svarbiausia, Chruščiovą kiaulių ganyt. Ir po to buvo sugiedotas Lietuvos himnas ir visama sausa kimša kapinės buvo sausa kimšos. Ir žinoma, buvo daug jaunimo, Kauno studentija ir taip toliau. Visi pasipylė į Lenino prospektą, dabar Vytauto prospektą, ir pradėjom žygiuoti link centro. Staigiai skersai prospektą atsirado kuopa enkavedistų uniformuotų su kalašnikovais ant krūtinės. Jie neturėjo matyti įsakymo šaudyti ar gal neturėjo šovinių. Pro juos praslinkom ir tada, kaip žinot, papėdė Parodų kalno yra milicijos valdybos ir KGB pastatas. Spėjom kelis akmenis paleisti į stiklus, išbėgo civiliai enkavedistai ar saugumiečiai, spėjo kelis pagauti, kai kuriems mums pavyko pabėgti. Sekančią dieną Tarybų Lietuvoje ta buvo laikraštis, kad ten apibūdino, žinoma, kaip ir įprasta, paskiau. Kitais metais jau nebuvo galimybės visiškai prieiti prie nežinomo kareivio kapo, buvo aptvertas, o dar kitais metais buvo kapinės išformuotos, iškeltos į Kleboniškį kitur ir padarytas parkas. Apie tai ten teko rašyti ilgą istoriją, bet aš nenoriu ilgiau užimti laiko. Gerai, ačiū. Iš ties turiu pasakyti, kad taip jau išeina, kad pasipriešinimo smaigalyje kiekvieno istorinių laikotarpį vis tiek buvo jaunimas, ar tai būtų 40-ieji metai, ar 56-ieji, ar 72-ieji, ar 88-ieji. Matyt, taip tiesiog su laiku jie tampa vyresniais ir įsijungia į naują etapą, jau galbūt kitų pajėgumų ir kitais būdais. Tai dar mačiau ranką Emanuelis Zingeris ir... Prašau. Dėkui, gerbiamas Arvydai. Mano pirmas klausimas galbūt Ukrainos kolegai. Esu gavęs ordiną, dabar kurį nežinau, kam gražinti, iš Ukrainos valdžios už pastangas įamžinti šitą Holodomorą. Pasakykite, ar bandymas atsisakyti Holodomoro koncepcijos atėjo jūsų manimų tiesiogiai iš dabartinės Ukrainos valdžios,
Ar tame dalyvavo jūsų nuomonė tarpininkai iš kitų kaimininių jums valstybių? Kaip šita akcija buvo įvykdyta Ukrainos valstybėje šiuolaikinės valdžios rankomis? Ir turiu galvoje, atsisakyto Holodomoro koncepcijos, kurią priėmė prezidento Juščenko laikais. Ir ačiū Jums labai už Jūsų puikų pranešimą, kolega iš Ukrainos. Antras klausimas būtų daktarui Jakubčioniui. Kaip Jums atrodo iš Jūsų istorinio patyrimo, gal galima ir iš Arvydo Anušausko išgirsti akimirkai jam užmiršus, kad jis yra vieno iš Seimo komiteto pirmininkų, o yra istorikas. Kaip Jums atrodo, kokia Lietuvos gyventojų dalis per 50 okupacijos metų buvo palaužta ir tapo homo sovietikus, o kokia dalis išliko Stasio Lozoraičio tipo rezistencijoje, nepripažįstantis savyje sovietų valdžios įsigalėjimo Lietuvos Respublikoje? Iki 90 metų. Thank you for the question. Ačiū už klausimą. Atsiprašau už anglų kalbą. Pabandysiu atsakyti angliškai. Manau, kad Ukrainos vyriausybė pakeitė savo Holodomoro vertinimą tik esant spaudimui iš Rusijos. Ir dabar, manau, Ukrainos prezidentas Janukovičius kalba taip, kaip tarsi tai kalbėtų Rusijos politikai, ne Ukrainos politikai. Norėčiau atsakyti gerbiamo Zengerio klausimą vienu tokiu pamastymu. Kažkada tai dar ir su kolega Anušausku diskutavom ir klausė paprasto dalyko. Kada lietuviai pradeda prisitaikyti prie sovietinio režimo? Ir maždaug diskusija gan paprasta. Kada Lietuvos jaunikaičiai pradeda eiti į sovietinę kariuomenę tarnauti? Realiai galima sakyti, kad panašus lūžis apie 1950 metus. Vadinasi, formuojasi ta kategorija, kuri prisitaiko. Tik aš visą laiką pabrėžiu ir pabrėšiu vieną dalyką. Prisitaikyti tai nereiškia susitaikyti su sovietiniu režimu. Jeigu būtų susitaikyta, tada nebūtų reikėję KGB ir veiksmų, ir darbų, ir tyrinėjimų, ir panašiai. Ir tarkim, ta teorija, kuris sako, kad buvo suformuotas Lietuvoje homo sovietikus, aš tikrai ją atmetu, man yra nepriimtina. Nes vėlgi, kitu atveju saugumas nereikalingas, jeigu visi homo sovietikai. Dėkui. Aš šiek tiek komentaro teise turiu pasakyti, kad daktaras Vladimir Vetrovič buvo atleistas iš darbo pasikeitus politikai ir matyti ir politikams ir politinėms jėgoms valdžioje Ukrainoje. Taip kad be abejo istoriko darbas vertinimas kaip labai svarbus. Formuojant visuomenės nuomonę, formuojant viešąją opiniją ir be abejonės, jeigu anksčiau buvo sakoma, kad šiek tiek kitų kontekstų perfrazuojant, kad negali nieko netekti išskyrus savo grandinės, bet istorikas šiais laikais irgi gali netekti daug, o jeigu iš jo atimsim kompiuterį. Bet jeigu jisai jį turi, jisai gali rašyti toliau, galbūt netekdamas darbo, bet vis dėlto rašyti ir daryti, kas jam yra svarbu. O dėl homo sovietikus dar turim kelias minutės, kadangi vėliau pradėjom antrąją dalį, aš galėčiau tik tai tokį komentarą 88 metais, kai komunistų partijos viduje buvo padaryta sociologinė apklausa, kiek iš jų nėra ateistai, nors tai buvo primygtinis reikalavimas stojant į partiją, pusė pasisakė, kad jie nėra ateistai. Jie švenčia religinės šventės. Tai be abejo kalbam apie to prisitaikymo gylį, kuris matosi net pačioje komunistų partijoje, Lietuvoje nebuvo toks, kokio reikalavo ideologija. Tiek. Už jūsų. Ačiū. Rimantas Morkvėnas. Aš norėjau paklausti viešnios iš Rumunijos.
apie sekuritate agentų dabartį, kaip ir apskritai apie iliustraciją Rumunijoje. Nes, kiek žinau, vis dėlto Rumunijoje tas sekimas buvo tikrai totalus. Tai turėtų būti daug agentų. Hi. A very painful point. Labai skaudus klausimas iš tikrųjų. The former officers Buvę sekuritate pareigūnai well and prosperous, I think, and enjoying their iš tikrųjų gauna didelės pensijas, džiaugiasi gyvenimu ir jiems nieko neatsitiko. Mes tengiamės įvesti iliustracijos įstatymą, priimti iliustracijos įstatymą, tačiau nesėkmingai kol kas. Ir mano institutas mes stengiamės rasti pareigūną, kuris iš tikrųjų, dėl kurio nekiltų abejonės, kad jis iš tikrųjų dalyvavo kankinimuose ir labai žymiai pasižymėjo, labai stipriai pasižymėjo procesuose ir iš tikrųjų procesas atrodo labai ilgas ir mes laukiame rezultatų. Nežinau, kaip atsakyti jūsų klausimą. Gal ankstesnysis slaptųjų archyvų atverimas mums būtų labai svarbus dalykas, tačiau galbūt kažkada mes tikrai galėsime prieiti prie tų slaptų dokumentų ir sužinoti jų visų vardus. Dabar jų vardai kažkur oficialiai yra žinomi, tačiau norint gauti daugiau informacijos apie sekuritate agentus ir jų veiklą, jūs galėtumėte paieškoti tų dokumentų. Matau daugiau norinčių klausyti, bet vis dėlto susitarkim taip, Let's agree that we will have two more questions, not comments, because we should stick to our agenda. Klausimas. The question, Ačiū please. visiems pranešėjams, Gytas Marčiukaitis, ypač Klara Marės ir visiems kitiems. Ar atliekami tyrimai, kaip buvę ankstesniais laikais žiauriais, taikyti KGB metodai, taikomi dabar rinkos ir demokratijos vadinamais laikotarpiais. Dabar ar atliekami tyrimai, kaip klastos ir apgaulės metodai taikyti tais laikais, taikomi dabar Supratom, jau nekartojame. Rumunijoje ir labai ačiū kolegijai iš Rumunijos. Mes tuos tyrimus vykdom taip pat jau 17 metų apie naujos kartos KGB agentų veikimą Lietuvoje ir aukštųjų mokyklų pilietinį tautinį silpnumą. Ačiū. Gerai, ačiū ir dar klausimą, ir tada bandysim. Labą dieną, aš esu Monika Kariniauskaitė iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro ir turiu tokį daugiau metodologinį, galbūt tokį daugiau kaip iš istorikės pozicijos, iš mokslininkės, galbūt būsimosios pozicijos klausimą Klarai Marės. Man iš tiesų jūsų pranešimas labai patiko ir jame išsakytos mintis man kažkodėl labai priminė prancūzų sociologo, filosofo, mąstytojo Mišelio Foucault panoptikono metaforą, būtent tas visuomenės vaizdas. Aš norėjau paklausti, ar jūsų nuomonė būtų galima būtent tą metodologinę Foucault prieigą kažkokiu būdu taikyti tiem tyrimam, būtent komunistinės visuomenės tyrimam, ar nelabai, kaip jūs galvojate? Dėkui. I'm not sure I Nesu tikra, ar gerai supratau jūsų mintį.
question. Maybe I could explain in English. Užduosiu dar kartą angliškai. Ar žinote prancūzų filosofą sociologą Michelį Foucault? I heard of his name, but Girdėjau jo vardą, bet nesu skaičiusi jo tyrimo medžiagos. Tuomet neaišku. Užduokite klausimą, ką turite omeny. Jis atliko tyrimą apie visuomenę, kur visa visuomenė tampa kalėjimu. Tarsi KGB represuota valstybė. Visi visus mato, visi viską žino. Supratau. Per 2 dienas, dirbdama su savo kolegomis, suvokiau, mes netokie ir skirtingi, nes Rumunijoje KGB mokykla taip pat veikia. Ir metodai taikyti Rumunijoje buvo panašus į metodus, kuriuos KGB taikė jūsų valstybėje ir kitose Baltijos valstybėse, bei Lenkijoje, Čekijos Respublikoje ir kitur. Manau, kad vienintelis dalykas, kuris pasikeitė pas mus, tai vardas. Kankintojų vardas. Aukos visur vienodos, nesvarbu kur, ar pas jūs, ar pas mus. Bandau protingai žvelgti į tą laikotarpį ir jautriai. Aukos patyrusios smurtą tuo metu, tada, iki šiol, yra nelaimingos. Mėginu suprasti jų skausmą ir jums jį pristatyti, kad tai jiems padėtų, kad tai juos paguostų. Manau, kad mes visi tai turėtume padaryti. Na, aš galbūt pamėginsiu atsakyti tiek, kiek supratau iš gerbiamo Marčiukaičio klausimo. Aš suprantu, kad dažnai, kai kalbam apie slaptasias tarnybas, kyla pagunda lyginti dabartinius laikus ir praeitį ir sakyti, kad nieko nesikeičia arba labai panašu. Iš ties nesikeičia galbūt žmogaus skausmas, jeigu jisai patiria kančias, bet vis tik tai valstybė, aplinka, demokratija suteikia visai kitas galimybės specialiųjų tarnybų kontroliai. Aš niekada nelyginčiau, nes tai būtų, aš manau, tų sąžiningai dirbančių žmonių, dabar dirbančių atžvilgiu, juos lyginti su kokiu nors KGB darbuotojai, buvę darbuotojai Lietuvos saugumo tarnybose nedirba, jūsų žiniai. Taip kad kiekvienas turime galimybę kritikuoti neleistinus veiksmus, juos atskleisti, skelbti ir be abejonės demokratija suteikia šitas galimybės nepribodama jūsų teisių. Taip kad galvokim, aš manau, apie praeitį, suprasdami, kokie vis dėlto esminiai skirtumai tuo metu buvo nuo dabarties. Nesupaprastinkim to. Tai ačiū visiems ir valandos pertrauka iki 3, beveik valandos.